Tai šeštoji srautinė meditacija iš gydomųjų meditacijų ciklo ir skirtas sakraliniai antrajai čakrai vadinamai Svadhiskana. Arkangelas Rafaelis jau yra šalia tavęs, kaip ir kiti šviesos kuratoriai, arkangelai bei subtilių civilizacijų atstovai. Ši meditacija padės tau giliau pajusti sakralinės čakros reikšmę, jos vaidmenį tavo kūne ir sieloje. Tai gyvybės čakra, ji susijusi su žmogaus ryšiu su žeme, sugebėjimu kurti, daugintis, jausti džiaugsmą ir gyvybingumą. Šiandien ši čakra prisipildys šviesos, energijos srautas iš kūrėjo tekės per visą tavo energetinį stulpą ir susijungs su žemės branduoliu. Subtiliosios materialių pasaulių civilizacijos, kurios dalyvauja gyvybės formavime, aktyvuos šios čakros potencialą. Meditacijos metu pajusi stiprų energijos srautą, kuris išplės tavo čakrą ir aurą. Energija harmonizuos tavo ryšį su Demetra, su žeme, su subtiliais pasauliais, o tavo vidiniai organai, inkstai, antinksčiai, virškinimo sistema pajus šios čakros šviesą ir pradės sąveikauti harmoningai. Jei šioje čakroje yra blokų, kurie dažnai yra pagrindinė gyvybės procesų, vaisingumo ar lytinių organų ligų priežastis, jie pradės tirpti ir tu pajusi energijos pakilimą, džiaugsmą, gyvybingumą. Meditacijos metu, jei susikoncentruosi į šios čakros formavimą, išvalymą ir aktyvavimą, net gali laiko juostoje pamatyti savo ateitį, o gal net ir savo būsimus vaikus. Tai džiaugsmo čakra, tavo kūno varomoji jėga. Pradėkime meditaciją. Atsipalaiduok. Giliai ir ramiai įkvėpk iki pat dugno. Ir ramiai iškvėpk per šiek tiek pravertą burną, taip pat iki pat dugno. Ir dar kartą pakartok. Pamažu pereik į meditacinę būseną. Prisijung prie bendros erdvės skirtos šviesos darbui. Leisk savo atsipalaiduoti. Užsimerk. Pajusk, kaip tavo kūnas pasiruošia priimti šviesą. Paleisk bet kokią įtampą pilvo srityje žemiau bambos. Atidaryk portalą į kūrėją ir aktyvuok besąlyginės meilės energijos tekėjimą. Arkangelai pradeda formuoti apsauginį ir darbo kupolą, aukso spalvos kupolą. Mintyse per kojų pėdas nuleisk 2 sidabrinius spindulius į žemės gelmes. Įsižemink, įsitvirtink. Atsidaro portalas į žemės subtiliųjų pasaulių civilizacijas, į žemės branduolį, į saulės civilizacijas, į dvasinį pasaulį ir arkangelus. Demetra, pagrindinė subtiliųjų pasaulių atstovė, jau yra su tavimi. Energijos srautas paruoštas. Šviesos broliai ir seserys palaiko tave. Tu esi žemės stebėtojas ir tavo ryšys su ja dabar stiprėja. Leisk savo pasinerti į šią kelionę. Leisk energijai tekėti. Leisk savo būti. Pasinerk į savo vidinį aš esu. Visa erdvė aplink tave prisipildo ryškiai geltonai auksinės kūrėjo energijos, susimaišiusios su saulės civilizacijų energija. Visa erdvė užlieja šviesa. Sidabrinė energija lėtai leidžiasi iš arkangelų dvasinio pasaulio, sukdamasi spirale dvasinėme kanale, įeina per viršugalvį, užpildo ne tik fizinį kūną, bet ir visą aurą.
Energija lėtai spiraliniais vingiais leidžiasi per kūną, pasiekia širdies čakrą, apgaubia saulės rezginio čakrą ir įeina į Svadhisthana, sakralinę antrąją čakrą. Ir pasklinda joje pačiu harmoningiausiu būdu. Įkvėpk šią energiją, paskirstyk ją kūne ir pasinerk į save. Paleisk visus rūpesčius, nerimą, mintis. Tavo sąmonė plečiasi ir tampa kaip baltas lapas, kuriame nieko nėra. Esi pasiruošęs priimti energiją iš dvasinio pasaulio ir iš žemės. Įkvėpk ir iškvėpk. Perkelk dėmesį į sakralinę čakrą ir leisk ją išsiplėsti ir prisipildyti. Gali net pajusti judėjimą pilvo srityje, tarsi apatinės kūno dalies siūbavimą, sakralinės čakros užpildymą energiją, jos išsiplėtimą iki auros ribų. Dvi energijos susimaišo, įvyksta visiškas susiliejimas, pereinantis į ryškiai auksinę spalvą su oranžiniu atspalviu. Pajusk, kaip atsiduri aukso švytėjimo centre, tarsi saulėje, oranžinėme aukse. Gali justi energijos pulsavimą pilvo apačioje. Tai čakros sukimasis pagal laikrodžio rodyklę ir prieš ją. Čakra išsiplėtė iki kupolo ribų ir suaktyvėjo. Taip pat jaučiamas saulės civilizacijos energijų karštis. Šiluma pradeda leistis per viršugalvį ir šią šilumą gali jausti visose kūno vietose arba įvairiose kūno vietose. 7. Karūnos čakra smarkiai sukasi, kad galėtum kuo geriau priimti arkangelo Rafaelio energiją, gydančią jo energiją, kuris spiraliniais judesiais visų čakrų kanalų leidžiasi į antrąją čakrą. Vyksta galingas visos energinės struktūros paleidimas, sutelkiant dėmesį į Svadhisthana. Energija tankiais srautais kyla iš žemės ir leidžiasi iš dvasinio pasaulio. Sutelk savo dėmesį į čakrą ir leisk ją išsiplėsti bei prisipildyti. Paleisk bet kokią įtampą pilvo srityje žemiau bambos. Įkvėpk ir iškvėpk. Ištirpdomi visi blokai, atsiveria papildomi energijos kanalai vedantys į šią čakrą, jungiantys tave su žemės tinklu ir subtiliuoju pasauliu. Tai labai svarbu, nes užmezgamas energijos mainų ryšys su pasauliais atsakingais už šią čakrą, už fizinio kūno ir pilvo ertmės vidaus organų formavimą. Vyksta šių kanalų išsiplėtimas ir užpildymas, ryšio ir darbo su energijomis užmezgimas, energinės sistemos sustiprinimui. Kanalai išsiplečia ir prisipildo, ryšys su energijomis stiprėja, formuodamas tavo energinę sistemą. Kūrėjo besąlyginės meilės energija apgaubia kupolą ir sujungia visą energijos darbą, įnešdama paskutinius tobulinimo akcentus. Toliau junti čakros judėjimą. Jos sukimasis ir sūkuriai stiprėja, tampa greitesni. Ji jau laisva, išlaisvinta ir išvalyta nuo blokų. Vyksta tobulas sukimasis, skirtas aktyvavimui ir paleidimui. Geltonai oranžinė aukso spalvos energija užpildo visą erdvę. Ir tu esi joje. Jei kūne kyla diskomfortas, paleisk jį. Kreipkis į aukštesnį aš, kad harmonizuotų šį procesą.
Energijos rautas per karūnos čakrą stiprėja. Kvėpuok šią energiją, kurioje esi. Kvėpuok visų kūnų per visas čakras, per visus kanalus, meridianus, per visas fizinio kūno poras. Energija įeina į tave, priimk su meilė ir dėkingumu. Tavo energinė struktūra balansuojama, harmonizuojama, dedamas tvirtas pagrindas visų trijų pasaulių vienybei žemėje ir jų integravimui tavyje. Pasiruošk atvėrimui, sujungimui, subtiliųjų pasaulių energijos suvokimui ir jų tobulam, harmoningam susiliejimui su dvasinio pasaulio energijomis. Kvėpuok ramiai ir tolygiai. Gali justi stiprų karštį arba lengvą spaudimo pojūtį viršugalvyje ir ties trečiaja akimi kankorėžinės liaukos srityje. Visiškai atsipalaiduok. Leisk viskam būti. Leisk šioms energijoms veikti pačiu tobuliausiu būdu tavo aukščiausiam gėriui. Pasirodo mėlynos spalvos energija, žemės energija. Su ja dirba Demetra. Ji švelniai įpina ją į tavo energinę struktūrą ir tuo sėkmingai užbaigia Svadhishanos aktyvavimą. Padėkok visiems, kurie dalyvavo ir padėjo tau šioje meditacijoje, už suteiktus išteklius, energijas ir besąlyginę meilę. Dabar, lėtai sukdamas, pradėk rinkti Svadhishanos čakros lauką. Su kiekvienu apsisukimu jis pamažu traukiasi nuo kupolo ribų iki tavo auros kūno ribų. Su kiekvienu apsisukimu jis vis siaurėja, pasiekia fizinio kūno ribas, tačiau vis dar išlieka aktyvioje išsiplėtusioje būsenoje. Ramiai įkvėpk ir pamažu sugrąžink savo sąmonę į būseną aš esu, į dvasinį širdies tašką čia ir dabar, į savęs suvokimą materialiame pasaulyje. Atitrauk abu spindulius iš žemės branduolio ir grąžink juos į savo energinį lauką. Uždaryk energinį portalą į Kūrėją, portalą į arkangelų sistemą, į dvasinį pasaulį, į subtiliuosius pasaulius, į paukščių tako galaktiką ir į saulės civilizacijas. Visi portalai ir kanalai jau uždaryti, tačiau energijos veikimas vis dar juntamas. Padėkok savo už šį atliktą darbą. Atsimerk ir švelniai, tyliai sugrįžk į tašką aš esu čia ir dabar. Į momentą, iš kurio pradėjai šios dienos kelionę. Jei jauti šiek tiek sunkumo pilvo apačioje, nepergyvenk. Šis darbas tęsis gal nuo kelių valandų iki kelių dienų. Dėkoju tau už šio kanalo palaikymą. Siunčiu šviesą ir meilę. Būčiau labai dėkinga, jei parašytum, ką jautei, ką išgyvenai meditacijos metu. Su meile ir iki kito susitikimo. Tavo Meditėja.